Sveiki. Šiandien aš pamokysiu jūs naudotis board, elektriniu bordu. Tai yra šį bordą naudoja jie programuotojai, nes jis yra šiaip gan geras daiktas. Naudodami šitą bordą nereikia nei klijuoti, nei lituoti. Reikia tik tais įkišti laidą ir viskas. Ir mokėti naudotis. Šiandien aš jums parodysiu, kaip naudoti šituo bordu. Aš pats esu tik kelis kartus naudojęs, tai kaip sakant, ir aš gal šitą išmoksiu. Tai ir padarysiu keletą, kaip sakant, gerų daiktų. Tai yra, tokį kaip ir žaidimą padarysiu. Gal jums patiks ir jūs pasidarysite, gal kokį paupgreidintą. Tai kaip sakant, aš turiu va čia savo, o tokį kaip ir, daikčiukų, elektronikos plokštės eksperimento daiktai. Kaip sakant, čia yra visokių laidų, tada pati plokštė ir paskui aš parodysiu. Ir dar, kaip sakant, papildomai nusipirkau po tokį, kaip sakant, labai naudingą daiktą. Tai viskas, kaip sakant, iš eilės. Pradėsime nuo board. Kaip matote, čia jums yra parodyta instrukcija. Parodyta instrukcija. Čia matote, eina tokie tiesus brūkšneliai, o čia pailgi. Tai pagal šitą mes galime suprasti, kad va čia eina, pavyzdžiui, 0, kur matote, tai va, prie to 0, 1, 2, 3. Vienas gale, per vidurį ir priekį. Čia esmės nekeičia, bet esmė, kad šitie eina tiesiai. Ne tai, kad tiesiai, tiesiai eina. Šitie visi ir šitie. O šitie eina, kaip sakant, iki šito tarpelio. Tada jau čia reikės papildomai sujungti, eina irgi tiesiai. Ilga linija. Nes matote, kad šitie atsiskiria. Kaip čia ir parodyta. Skirtingas. Susijungia. Bet šiaip labai geras garsas, kai susijungia. Ok. Tada padėkime į šalį šitą. Ir tada čia esantis daiktai. Čia galvutė tam maitinimo šaltiniui. Ok, čia fignia. Tada čia maži laidai, čia aš jau į savo dėžutę įsidėjau atskirai. O čia dideli. Čia tada toksai specialus laidas. Čia nežinau kas, bet aš jo ir nenaudoju. Čia tokie specifiniai prie mikroschemos jungsis, paskui parodysiu. Dabar išimkime mikroschemą. Mikroschema, bet tikriausiai jūs irgi nelabai suprantate, tai paskui parodysiu viską. Šitą mikroschemą įsidėjęs šitais žiogeliais, čia metaliniais stripukais į šitą bordą. Tai kaip sakant, kai konstruosiu, turėtų jums viskas būtų aiškiau. O šitas čia įsidės maitinimo laidas. Tai mums automatiškai reikės batareikos. Batareika. Kas gali būti geriau už batareiką? 2 batareikos. Kas gali būti geriau už 2 batareikas? Didesnė batareika. Būtent. Tai dabar pradėkime. Įkišime plokštę čia. Bet svarbiausia, kad šitie nesulūžtų. Tada įkišame. Išimkime, kad nesimakaluotų šitą fignią. Ok. Dabar pasiemkime specifinius laidukus. Specialūs laidai. Šitie laidai, kad, kaip sakant, nustatyti voltus.
Kaip matote, čia yra parašyta parodota 5 voltai, 3,3 volto, 5 voltai, 3,3 volto. O va čia turi per šitą maitinimo skylę įtekėti nuo 7 iki 12 voltų. Ir šitoj pusėje lygiai tas pats. Čia GND jau yra skirta prie, kaip sakant, jau visai kitokios plokštės. Čia jau visai kitas lygis. Kaip sakant, va dabar galiu parodyti ant greitųjų. Čia jau jungiasi prie kompo specialūs laidai. Va tokia, kaip sakant, neįprastas laidukas. Ir va, pati plokštė. Kaip sakant, su dar daugiau fignios. Čia yra Arduino Uno R3 analog, bet iš esmės čia yra labai panašus. Principas yra tas pats. Tik skiriasi, kaip sakant, biški funkcijos ir kaina. Kad kaina skirsis šiek tiek jau aišku, tai dabar parodžiau. Ir grįžkime prie mūsų darbo. Tai aš, kaip sakant, pasirenku 5 voltus. Tai įkišu prie 5 voltų. Prijungiu prie pliuso. Galima ir va čia skirtumo nėra. Tada paimam antrą laiduką ir lygiai tą patį. Padarius lygiai tą patį su antru laiduku, dabar pajungsime va čia. Galite paimti kokius tik norit laidukus, nes skirtumo čia visai nebus. Va, pajungiame į pliusą. Va, pas mane mėlynas bus minusas. Iš esmės tai nieko nekeičia, nes žiūrėsiu pagal va šituos raudoną ir mėlyną. Raudona pliusas, o mėlyna minusas. Ta jau žino visi. Tikiuosi labai. Ok, sujungus va šituos laidus, pereikime prie šitos stebuklingos dėžutės. Koks čia stebuklas? Paprasta elektronikos dėžutė. Kaip matote, čia jau, aišku, visko yra daugiau. Tai paimsim mes vieną varžą, o gal ir kelias. Tada paimsime, aišku, kad paimsime lemputes. Mano mėgstamiausia yra mėlyna. Oi, iškrito. Grįžk. Ne, nu tu nigeris esi. Šviesus nigerė. Prašau baigti. Labai dėkoju, nors už tave viską vis tiek turėjau padaryti. Tada paimsime kelis šitos mygtukus. Aš paimsiu va jau paruoštą žalią. Nors nelabai čia ką paruoštą. Tada dar vieną žalią. Ir, kaip sakant, mėlyną. Jo, o čia depresuotas jungiklis, kurį aš sulaužiau. Ne tai, kad sulaužiau, o, kaip sakant, įstriko biški bordą. Kaip sakant, išiminėjant reikia biški atsargiau ir kruopštumo su kantrybės. Tai, kaip sakant, dabar šis jungiklis liks visam gyvenimui invalidas. Graudu žiūrėti, iš tikrųjų. O, gerai. Pasimeldėm, o dabar eikime prie toliau. Tada va, varža, lemputė, 3 jungikliai ir reikia pasimti dar vieną varžą. Atiduok varžą. Ok. Jeigu norite sužinoti, ką daro varža, tai like ir sekančiam video aš jums paaiškinsiu, ką daro varža. Kaip matote, aš čia pajungiau savo pirmojo planelio 2 jungiklius. Trečias jungiklis bus antrajam jam planeliui. Ok, dabar įdedam lemputes 2. Opa. Ir
Opa. Va, 2 lemputės. Tada mums jau reikės krūvos laidų. Va, paėmiau keletą laidų. O su ta, kaip sakant, jau sunkesnė Arduino plokšte parodysiu, kai turėsiu 32 subscriberius ir 100 laikų. Tai, kaip sakant, tada parodysiu Arduino. O var... Ir, ir dabar pajunkime. Greičiausiai manau, kad jau numanote, kaip reikės pajungti jungiklius. Va šitaip. Čia aišku biškiai kitokio principo jungikliai, neįprasti, kiek aš žiūrėjau. Kai čia aš dabar pajungiau pliusą, dabar pajungsiu minusą. Su biškiai man reikės ilgesnio laido. Opa. Opa. Ši lemputė bus be varžos. Tai pamatysite, kaip čia švies viskas. Įdedame šitą, pajungime į minusą. Opa. Dabar patikriname, o jau pas mane yra klaida, ne į tą eilutę įkišau. Patikriname ir vėl ne į tą eilutę. Protingas esu aš. Dabar patikriname, ar viskas savo vietose. Kaip ir viskas savo vietose. Šitą biškį pataisysiu. Ok, dabar aš pajungsiu batareiką ir pasižiūrėsime, kaip viskas veikia. Ir ar viskas veikia ir ar viskas bus gerai. Va, atsinešiau savo šnyplės, kaip sakant, čia jos yra gan didelės, nes visas savo mažas suknysau. Va, pajungiam pliusą, pajungiam minusiuką. Va, ok, paimam laidus, protestuojam. Nice, viskas yra. Bet geriau ant lovų to nedaryti, nes, kaip sakant, gali užsidegti, tai jūs jau tą žinokite. Ir įkaitus baterijai jį susprogs. Tai čia dabar pademonstravau, nes pas mane yra, kaip sakant, vandens šalia ir patyręs, bet, kaip sakant, geriau vis tiek to nedaryti. Ir nuo dūmų purkštukai. Tai dabar aš čia, kaip sakant, biškį neatsimenu. Nu, kaip čia viską pajungti. Aš tikrai neatsimenu. Tai, kaip sakant, dabar bus arba viskas gerai. Nors to, aišku, nebus, nes čia, kaip sakant, matot, kad netilpa. Apsitriedžiau bišką. Bet rimtai. Baisu yra. Nes kai ranka, kaip sakant, bus, tai, kaip sakant, bus pizda. Ok, dabar pajungiau. Что я говорю? Aš biškutį dabar atjungsiu. Atsargiai. Gal ne iki galo kišu. Tai ką to čia man aiškini, čia viskas normaliai. Ar čia prisiliečia biškį? Ko tu neveiki, mada? Tu man paaiškink, gal aš nesuprantu. Bet dabar pabandysiu atvirkštinę, šiaip tai aš pasižymėjęs jas, kad turi būti šitai. Va, kaip matote, viskas veikia. Tai dabar uždedu laidus atgal. Nesupratau. Čia tipo kažkoks trumpas sujungimas ar ką? Nesuprato. Ok.
Jo, ir išardžius pasirodė, kad baterija greičiausiai per daug pakrauta iki 14 voltų. Tai dabar, kaip sakant, biškį sudeginau batareiką. Tai kaip sakant, oi, kokią batareiką? Šitą mikroskimytę, tai bandysiu įkišti 9 voltę. Žodžiu, sudeginau savo plokštę. Pasisekė man labai. Nice. Jau, kaip sakant, pradėjo smirdėti. Tai, kaip sakant, dabar biškutį palauksiu. Arba pabandysiu kišti kitą batareiką. Tai, kaip sakant, plokštė jau visai ir su šita, kur pakrauta iki 11 voltų. Plokštę sudeginau aš jau visiškai. Tai, kaip sakant, dabar, kaip sakant, nežinau, ką man su ją daryti. Žodžiu, yra fignia. Jo. Na ir ką man čia dabar su ją daryti? Žodžiu, minus 8 eurai. Life is good. Sudeginau plokštę. Kas toliau bus? Ką toliau sudeginsiu? Gera plokštė buvo. Nu. Bandžiau padaryti video, o dabar sudeginau plokštę. Nice. Žodžiu, ate.